raktai. Natūralumas. Tai taip kaip gamta evoliucionavo nuo pat pradžios, nuo maždaug 4 milijardai metų atgal iki šio meto, gamta ėjo su natūralumu, vienas formas keitė kitos, atėjo iki žmogaus. Žmogus yra būtybė, kuri gali būti nenatūrali. Gamta beveik negali būti nenatūrali. Žmogus gali būti ir nenatūralus, bet jisai gali būti ir sąmoningai natūralus. Antra. Dabar aš rašysiu antrą vitališkumas. Vitališkumas arba judėjimas. Kad būtų žmogus, individas gyvas, jis turi būti vitališkas. Ir jeigu vitališkas, tai jisai juda iš vidaus. Jeigu juda iš išorės, tai nereiškia, kad gyvas. Tai juda iš vidaus. Trečias. Rašysim, atvirumas. Atvirumas, gyvybė gali augti, klestėti, viešėti, bujuoti, jeigu nėra atvira. Taip yra nuo viruso iki bakterijos, iki vienaląsčio organizmo, daugialąsčio ir iki žmogaus. Kad individas keistųsi energiją, keistųsi medžiagom, keistųsi mintimis, patirtim su aplinka. Tai jeigu yra natūralumas, energijos daugėja, pradeda judėjimas iš vidaus, jeigu yra atvirumas, tai auga. Ketvirta, atsipalaidavimas. Arba parašysiu relaksacija. Kai individas yra atviras, yra įvairios situacijos aplinkui, kai kada jos yra pavojingos, žmogus arba individas įsitempia. Ir gali likti įsitempęs, užblokavęs energijų tekėjimą, arba kad jis galėtų augti, skleistis, daugintis, gerai jaustis, tekėti, jis turi atsipalaiduoti. Ir atsipalaiduoti iš vidaus. Pavojus kaip ir ateina kartais iš išorės, ir dėl to mes susitraukiam, yra baimė, susitraukiam vitališkai. Reikia atsipalaiduoti iš vidaus. Ir penktas, sakysim, matymas. Matymas, jutimas. Kokie kurmiai arba kai kurie kiti gyvūnai, jie nelabai mato, jie daugiau orientuojasi į jutimus. Įvairius jutimus, 5 pagrindinius jutimus, sakysim, ten pats lietimas, skonis, klausa, matymas. Matymas yra toks tolesnis jutimas. Tai jutimas kažkada buvo ir pačioj evoliucijos pradžioj, matymas atsirado daug vėliau. Mes galim sakyti, kad šitie 5 raktai, 5 požymiai visuomet gali būti ir išoriniai, nuo to, kur mes esam viduj, iki kūno, ir nuo ten, kur esam viduj, iki dvasios. Jie galima būtų rašyti natūralumas, išorinis ir vidinis, vitališkumas, išorinis ir vidinis, atvirumas, relaksacija ir matymas, išorinis iki kūno, jis yra gana grubus, ir vidinis nuo ten, kur mes juntam, kur šiandien yra riba, vidun. Per meditacinį praktikumą visų žmonių buvimas pasistumia vidun. Jie pradeda matyti, būti natūralūs, vitališki, judėti, atvirauti, relaksuoti, matyti giliau iš vidaus. Ta turi visa gamta. Toliau prasideda, galima būtų sakyti, 5 raktai, kurie labiau susiję su žmogum. Tai 6. Šiandien aš sakysiu, kad tai yra nemintiškumas. Nemintiškumas, kuris sektų po
nevertinimo ir neteisimo. Mintiškumas yra žmogaus savybė. Ir žmogus gali galvoti, taip objektyviai, dėl to jis nelabai įsitempia. Jeigu jis vertina, jis įsitempia, jeigu teisia, dar daugiau įsitempia. Po to, kai žmogus jau išmoksta galvoti, vertinti ir teisti, ir jau lieka beveik visą laiką galvoj, prote, ir dėl to pradeda kankintis, jis pradeda suprasti, kad jis pradėjo per daug galvoti, vertinti ir pradeda judėti vėl vidun, vėl supranta, kad neteisimas, nevertinimas ir netgi negalvojimas yra labai aukšta sąmoningumo funkcija, kurią jis jau pametė. Jis vaikystėje ją turėjo, bet tuomet buvo nesąmoningas. Jis buvo nesąmoningas, kad jis negalvoja. Po to jis pradėjo sąmoningai galvoti, sąmoningai vertinti ir teisti. Po to jis pamatė, kad tai yra blogai ir pradėjo judėti atgal sąmoningai nuo teisimo, vertinimo į neteisimą, nevertinimą ir į nemintiškumą. 7 raktas būtų neįvaizdinimas arba neįsivaizdinimas. Žmonės, kai jie būna maži, jie nenori būti vien tik tai vaikais. Jie nori pabūti drambliais, paukščiais, įsivaizdinti įvairiais ir lakstyti. Jie junta, kad kažkaip tai energijos teka tuo metu daugiau įvairios, tai traukia, tai įspūdinga. Ir galiausiai jie kažkada tai pameta šiek tiek natūralumą, jie pradeda daugiau vaikščioti įsivaizdindami, negu kad natūralūs. Kai kurie paskui pastebi ir pagaliau nuo per didelio įsivaizdinimo grįžta atgal į neįsivaizdinimą ir neįsivaizdinimą, o į buvimą natūraliu. Čia yra savybė žmogaus, bet, sakysim, galima matyti, koks nors ten gyvūnas kartais pasipučia iš poreikio, iš išlavinto evoliucijai poreikio, kad pasakyti, kad čia pavojus, čia aš ginu, prašom apeiti ir tai netgi padeda mobilizuotis. Taip pat kažkurio metu įsivaizdinimas yra kaip augimo lavinimosi, 4 kūno lavinimosi, čia daugiau 3 kūno lavinimosi sritis, čia 4. Ir po to mes suprantam, kad gebėti neįsivaizdinti yra nuostabi savybė, bet jeigu mes turim problemą, yra kaip tai situacija, sąmonė iš karto duoda atsakymą be įsivaizdinimo ir be galvojimo. Tai yra per daug primityvūs, tai yra per daug paprasti, arba jie yra sudėtingesni žiūrint. Tai kad sąmonė iš karto duoda atsakymą, tai pradeda tekėti poreikio kryptimi, atsakymo kryptimi. Ir gaunam atsakymą. Visuomet, būdami sąmonė, iš karto matom atsakymą, nes sąmonė labai lengvai teka. Mintis ir vaizduotė neturi savo dėsnis, yra daug sunkesnės ir atsakymą duoda arba daug vėliau, arba daug grubesnį. Sąmonė daug lengvesnė, daug takesnė, daug pilnatviškesnė. 8 būtų totalumas. Arba galime ir sakyti vientisumas. Kai, sakysim, kūnas veikia kaip viena ląstelė. Jeigu viena ląstelė imta pavojų, visas kūnas funkcionuoja su pagalba tai ląstelei. Jeigu aš priliečiau prie adatos, raumenys, akys, smegenys, visas kūnas saugo ląstelę, atsitraukia. Ir tas vientisumas galbūt ne tik kūne, bet jisai auga per vitalinį kūną, astralinį, mentalinį, iki dvasinio kūno. Visi kūnai dalyvauja vientisai, kaip vientisas, ne tik organizmas, bet kaip vientisa būtis, kurioje yra ir siela, sąmoninga siela. Ir tai būsenai yra būdingas neįvaizdinimas, nemintiškumas, atsipalaidavimas, buvimas natūraliu. Tiesą pasakius, reikėtų sukeisti, mes čia praleidom vieną, čia turėtų būti nuoširdumas. Nuoširdumas. 8 raktas
labiau tiktų toj vietoj, tai yra per ketvirtą. Nuoširdumas yra raktas pereiti per vaizduotę į širdį. Ir nuo širdies iš tikrųjų prasideda sielos sąmonės pasaulis, penkto kūno pasaulis. Ir iš tikrųjų siela sąmonė gali nusileisti ir giliau, labiau į paviršių, bet čia yra ketvirto kūno, mentalinio kūno funkcija, įsivaizdavimas. Gyvūnai turi tik tai atmintį. Jie negali sėdėti, taip ir įsivaizduoti, koks bus lizdas, keisti, tartis. O žmogus turi tą savybę ir jisai gali įstrikti per daug įsivaizdindamas ir įvaizdindamas. Kad judėti vidun reikalingas nuoširdumas ir tuomet pereinama prie totalumo. 8 raktas būtų pereiti per mentalinį kūną į dvasinį pasaulį, kurio yra pirmasis toks ryškus meditatyvumo laiptelis. Nuo čia jau, nuo nuoširdumo ir totalumo jau prasideda beveik meditacija. 10 raktas yra liudijimas. Liudijimas, kai individas visų atžvilgių, savęs, kitų atžvilgių yra vienodai elgiasi. Jam nėra tolimo ir artimo. Jam ir tolimas yra kaip artimas ir vidus vientisai sujungtas su išoriai, jis nieko negali, sakysim, žaloti medžio, paukščio, žinodamas, kad žaloja ir save. Tas žinojimas, matymas, jutimas, kad kažką žalojant išoriai žaloja ir save ir apsaugo nuo to, kad elgtumeisi grubiai, ardančiai, destruktyviai išoriai. Tai tie 10 raktų žmogų atveda į meditaciją. Į gilų balansą viduj, kai yra darna, atsipalaidavimas, darna matymas, darna balansas su visu viduj tarp kūnų, vertikaliai, fizinio, vitalinio, astralinio, mentalinio, dvasinio ir gilesniais kūnais. Yra darna su visa egzistencija išoriai ir su visais individais. Ir galiausiai medituojant, palaipsniui, taip kaip medžiui augant, taip kaip siekla pratrūko tapo medžiu, čia yra momentas, siela praėjo protą. Siela susitiko su kūnu, su materija be proto. Energija gali tekėti tiesiai, toliau siela pradeda augti. Palaipsniui, per kažkiek metų arba kažkiek gyvenimo, ji gali prašvisti. Prašvitimas. Kai siela įsijungia į dvasinį pasaulį ir toliau jai grįžti į fizinį kūną nėra jokio reikalo, jokio poreikio, o kai kada net yra nelengva. Taip kaip pradžioje yra sunku skristi, tai kad esam sunkus, pasiekus kokį tai 2 arba 3 kosminį greitį, atitrūksti arba iš Žemės, arba iš Saulės sistemos, arba netgi gali ištrūkti iš galaktikos. Yra skirtingi greičiai, tada esi laisvas ir esi skrydyje. Taip, medituojant palaipsniui mes, kaip ir meditacija, tai yra, kai mes juntam, kad esam dvasioj ir esam visą laiką dvasioj, tuo pat metu, kai esam kūne, žemėj, mes esam ir tokiai darnoj, giliam balansai su materija. Ir tai palaipsniui priveda prie prašvitimo, kai žmogus, individas tampa Buda ir savo sąmoningėjimo etapus, pakopas žemėje praeina. Gali atsisveikinti, pilnas nuoširdumo, meilės, laimės, džiaugsmo ir keliauti toliau vidun. Bet kiti dalykai nėra šiandien mums aktualūs. Mokykloje meditacijos dauguma dirbam su, čia kažkoks pradėtas. Iki pradinėjom, daugiausiai tyrinėjom ir pradinėjom, derinam pirmus 4 kūnus. Meilė gimsta su nuoširdumu? Meilė gimsta pradedant per 4 kūną, per neįvaizdinimą. Žmonės, kai kurie gali, architektai, dailininkai,
per daug energijos įdėti į įvaizdinimą. Nes tai yra malonu, mes gaunam daug dėmesio. Dėmesis, galima sakyti, yra dvasinė energija. Ir kai kurie įstringa truputį ilgiau tose, tam ketvirtam kūne, jie džiaugiasi, kad gali įvaizdinti, bet jie tuomet truputį junta tuštumą širdyje. Kad čia kažkur tai viduje trūksta kažko, tai trūksta meilės, trūksta tos darnos atsipalaidavimo, kuris yra įmanomas, kai mes esam jau sąmoningi ketvirtam kūne ir paliečiam, būnam penktam kūne, būnam savo meditacijos centre, kuris yra gerklėje. Jis ateina su geba išreikšti save išorėje. Tiek trumpai apie meditacijos raktus, prisimenant, čia galima būtų šnekėti ir groti, ir dainuoti, ir šokti, tai toliau, bet tiek užtenka pradžio, kad taip maždaug justi, kur pačiam pajusti, kur esam ir kur reikėtų judėti. Čia ir sveikata gerėja, ir savijauta gerėja, ir turtai, kaip ir medžiui, žiedai ir vaisiai ateina natūraliai, ir laimė prisideda meilė, palaima, laisvė ir taip toliau.